Sveiki, šiandien pristatysim mūsų stalo žaidimą pavadinimu Kelionė į tvarumą. Šio žaidimo žaidėjų skaičius yra minimalus 3, maksimalus 5 ir vienas žaidėjas turi būti šiukšlių šerifas, aš esu aš. Šiukšlių šerifas prižiūri, ar šie žaidėjai atsako į klausimus teisingai. Taigi, šio žaidimo žanras yra edukacinis, jis pamoko žaidėjus apie tvarumą, ekologiją ir rūšiavimą. Šio žaidimo lygis yra vidutinis, jis nėra per daug sudėtingas, yra ir sudėtingesnių klausimų, jis trunka apie 20-30 minučių ir laimi tas, kuris pasiekia pabaigą pirmas. Tai ką pradėtų žaisti. Taigi, mano klausimas, į kurį konteinerį mesti voką? Mano atsakymas būtų D - popieriaus. Teisingai. Taigi, jeigu žmogus atsako klausimą teisingai, jis meta kauliuką, jam iškrito 3, tai jis juda 2. Jis juda 2 dėl to, nes jeigu išimta kauliukai 1 arba 2, pajudi 1 langelį, 3 arba 4, pajudi 2 langelius ir 5 arba 6, pajudi 3 langelius. Gerai, tada aš dar klausimu. Kas tai? Tai gavau logotipą ir man reikia pabandyti atspėti. Iš tikrųjų nežinau, kas čia yra, Tai jis tada būtų neteisingas. Tada jeigu klausimą atsakai neteisingai, tu turėtum pajudėti langelį į atbulomis, bet kadangi jis yra ant pradžios, jis pasilieka vietoje. Klausimu aš. Mano klausimas, kiek plastiko tonų kasmet patenka į pasaulio vandenynus? Aš spėsiu atsakymą C - 8-12 milijonų. Jis yra teisus, tai jis gali mesti kauliuką ir judėti priekį. Jis gavo 6, tai pajuda 3 langelius. Ir tai yra viskas, tai buvo mūsų žaidimo pristatymas. Tikiuosi, kad jums bus smagu jį žaisti.